Sveiki visi, su jumis sveikinasi Influenceris ir šiandieną darome dar vieną unboxingą šiais metais ir manau paskutinis unboxingas šiais metais ir ką mes šiandieną unboxingsim. Šiandien studijai turim GoPro 10 ir parodysiu, kuom jis yra geras, kuom geresnis už kitus ir ką jisai turi. Ir žiūrėti, ką turime. Tai turime tokią dėžutę, yra pats GoPro. Tada turim laikiklį, kuris prisideda prie GoPro kameros. Čia prisideda ir tada prisisuka su šito vato. Esu prie šalmų pasidaręs, dabar šalmas kažkur yra padėtas. Toliau turime USB-C laidą pakrauti baterijai. Kaip ir visus, daugiau nieko mes nebeturim čia. Tai turim patį GoPro 10, tai yra 10 įrodymas yra 10. Tai ką jisai turi, kuom jisai yra geresnis už kitus. Na, aš nesu turėjęs, bet galiu pasakyti, kuom jisai geresnis už kitus, kad visų pirma yra atsiradęs 4,0 hipersmoothas, tai vad didesnis stabilizavimas vaizdo. Kas dar geriausia, kad yra prieki ekraniukas. Kad gali, pavyzdžiui, kai vlogini, gali matyti save priešais, kaip ar tu matais ten, ar tu esi fokusė. Dar yra gerai, kad pasikeičia lęšiai, atsisuka, pasikeičia lęšiai. Ir gali prisidėti dar vieną lęšį, kaip jisai vadinasi, dabar nebeprisimenu. Užsisuka ir jo. Toliau, ką turim? Turim dangtelį nusiemantį, galima nuimti. Turime pačią bateriją. Nedidelė. Didelė kažkur apie, gerai, kaip 5 cm. Toliau, ką turim? Turim kortelės įdėtuvą. Tai vat, galima įdėti ir kortelę. Nežinau dar var matosi, nes filmuoju su telefonu ir nėra ekranėlio priešais. Jo. Tai va turim kortelės įdėtuvą. Tai va galim susirinkti bateriją. O šitas dangtelis, ką nusiema, jisai nusiema tam, kad galima pridėti, vat yra ant dėžutės dar parodyta, yra toks media mode. Ten yra media mode, va čia ant ekrano yra media mode, kai vat yra tas mikrofonas, vat kampelį, yra jungtis ir tu gali prijungti tiek mikrofonų, tuos, didesnius mikrofonus, priedus gali pridėti tiek, žadu pirkti DJI mikrofoną. Toliau turime USB-C jungti. USB-C jungti turim, tai va čia galima įkišti ir pasikrauti šitą GoPro. Ir kas dar yra gerai padaryta, kad yra priešais mikrofonas padarytas, kad va čia matosi turbūt. Yra 3 tokie, tai 9 taškeliai. Va čia tie taškeliai ir skylutės. Ir labai gerai, kad kai kalbi, filmuoji ir tu kalbi tiesiai į kamerą. Į mikrofoną, noriu pasakyti. Sveiki visi, su jumis sveikinasi aš Influenceris ir šiandieną ištestuoju savo mikrofoną. Sveiki visi, su jumis sveikinasi Influenceris ir dabar ištestuoju mikrofoną. GoPro. Va, kart įsijungia ir ekranėlis, gali matyti, yra galinis ekranas ir galima nustatyti visokių nustatymų. Tai yra GoPro, yra nustatyta nustatymą, jau vis užsidės tokius, matot, langelius.
Tai vat, yra visokie režimai, vat, yra standard 4K, activity, 4K šiaip turėtų būti, esu nustatęs. Jo, tai vat, yra cinematic 5,3K, toliau yra ultra slow motionas 2,7K ir yra basic 1080 rezoliucijos. Toliau turime hyper smooth, yra boost, tas jau stipresnis, HGT, gerai, nėra boost to hyper smootho, yra standartas, yra hiked, geras, geresnis ir geriausias. Tai vat boost aš naudoju, nes vat pavyzdžiui, tai stabilizuoja vaizdą. Tuoj pažiūrėsim kaip jisai. Toliau turime, kaip čia išnešimas kampo, toks, tai vat yra vat visokie vat. Yra vat šitas vat super view. Tai va reikia sakyti. Toliau yra wide. Ir toliau yra linear. Toliau yra horizontal laiko. Jeigu pavyzdžiui vat, pakrypsta taip kamerą, tu filmuoji, pakrypsta vat kamerą ir paskui reikia ten tvarkyti programą. Tai vat sutvarkai vat čia vat va. Ir tada vat kai jisai laiko horizontą. Aišku, biškai daugiau pasukusias iš karto. Toliau turime spartą, yra slow motion, yra normal speed, yra 24 FPS, normal speed ir yra normal speed 30 FPS. Yra 2K slow motionas, 60 FPS, ar kiek čia? Jo, 60. Toliau yra 4 kartai slow motions 120 ir yra 240 FPS 8 kartus slow motion. Toliau ką turim? Toliau turime nustatymus visokius. Toliau turime connections. Galima prijungti devices galima prijungti. Toliau turime nustatymus, kur galima viską nustatyti. Baterijos, kiek laiko jums įdomu. Baterijos laiko, jeigu filmuoji su 1080, tai gali laikyti ir daugiau nei pusę valandos. Dar vienas dalykas apie GoPro, gali 10 metrų ir dabar pamačiau 10 metrų į vandenį gilį leistis, tai va būti. Galima lakstyti tiek YouTube, tiek YouTube, Facebook'e, Twitch'e galima, man atrodo, ar Twitter'e. Toliau yra webcam modas, yra mode ready, taip, kad galima uždėti media modą. Dabar įdomu, kiek šito GoPro kaina yra, kokia kaina yra šito GoPro. Tai šito GoPro kaina yra tokia, tai vat, daug yra. Bet jeigu nori geresnio vaizdo, vat kažkur kitur, tai vat, prašom. Aš su jumis atsisveikinu ir viso gero.